Atvažiavom į savo stovyklavietę. Čia va taip mes gyvensim. Mašiniukas stovi. Su tokiu view. Bet belinkai plyja ir mes dabar laukiam, kol atvažiuos savininkas, nes dabar, kaip galėjot girdėti, griaustinis biškį tusima. Tai dėl to neturim elektros. Tokį va. Va mano šios kelionės pakeleivis. Kaltininkas. Taip. Bet kiutai belenkai, omagai, čia dar toks. Nu ir kaip Nu, wow. negilų. Koks Gražu. Čia va daug galima sėdėti, žiūrėti va į vandenuką. Šiaip labai daug erdvės. Ir aplinkui visur niekur nėra jokių žmonių. Bet laukiam dabar, kol elektra. Be elektros survival campą. Ai, survival campą? Nu, bet jau ką, iki namų netaip toli. Mes šiaip Trakų rajone. Čia vat mūsų džakuzis dar bus. Jo, kai elektra bus. Ir čia ten visas namukas. Dabar neparodysiu, nes uždarytas. O, čia durelis. Pačia aš. Nieko nesimato. Girdit? Laukiam dabar savininko. Tikiuosi bus elektra ir arba mes iš tikrųjų čia būsim. Arba čia bus labai trumpas vlogas, kur aš tiesiog atvažiavau ir parodžiau visą sodybą ir tokia, nu važiuojam namo. Aš užlikus kepsim keptuvį. Jo, porkai tai. Tai laukiam, sėdim laukiam. Sėdim, linguojam, dainuojam smagiai. Gal susitikę nebuvom visai. Laukiam. Viskas gavom užeit. Veidrodėlis. Čia toks stūlikas. Kur čia tos šviesos? Nežinau. Čia gal? O. Taip, jungsim tai viską, kas egzistuoja. Čia toks apšvietimas apačioj. Tai va. Dušas. Faina, miela. Čia labai daug spintelių visokiausių. Čia virtuvinė zona su tokiu va vaizdu. Va čia taip faina irgi. Ir čia toks langas į džakuzį dabar pildom. Taip va. Ir čia laipteliai į viršų. Oi, tokie biški. Nepasitikėčiau labai šitais laipteliais. O, ir namukas. Nu gražu. Čia miegot. Ir čia nusileist. Kiaušiniai iš kaimo, avokadai, grybai, pavegrybai tokie. Dešreliam turėsim padažiukų, svogūnų iš Klaipėdos atvežtų, pomidorų ir agurkų, of course surelių, kaip be surelių. Citrina, grietinė iš namų paimta, nes kaip faina, kad Trakai yra netoli Vilnių. Čia man mama užmarinavo svogūniukų, čia prie šašlyko, česnako, sviesto. Čia mama su airimu užmarinavo vištieną šašlyką. O čia airimas dar jautienos ir kiaulienos norėjo. Kiaulienos. Turim dešrelės. Dešrelės su baravykais. Ir dar va tokios dešrelės. Turim dar bulvių, kad į laužą tai įmest. Vaikystės skonis. Pamiršau dar visą maišą parodyti. Šitie krekeriai labai skanus. Maži. Saulėgrąžos, of course. Duonytės pusryčiam. You never know. You never know. Mes dabar gertuvininkai. Tai gertuvės, of course. Čia šašlyko. Armėniškas lavašas.
If you know, you know. Riešutukų mano mėgstamiausia yra su wasabi ir su legražu. Čia dar visokiausių prieskonių iš namų pasiėmiau. Aš išliko ryžiai, of course. Negaliu patikėti, kaip cute čia viskas atrodo. Tiesiog. O dar naktį, kai tie visi šviestuvai, tos girliandos šviestai. O jėzus. Nu, belenkaip cute. Belenkaip. Įdėsiu net nuorodą šitą Airbnb. Nes jeigu jau filmuojam vlogus, dalinamės visko. Tai ties šitą vietą tikrai pasidalinti, tikrai 100%. 100%. Burbuliukus koks mažas. Kaip mane džedžins visi, kurie žiūrės, kaip aš viską darau. Niekas nedžedžins. Lauksiu biškį. Čia galima atsisėsti. Taip. Aš buvau atsakinga už ryžius. 2 žmonėm. Privažiuokit, kas prie tavako, aš duosiu biškį ryžių. Visą puodą. Skausėsiu. Dėl to, kad nusprendžiau, kad tai turi būti atskiras vlogas, tai aš noriu biškį pasišnekėti, kad daugiau biškį kontento būtų jums pasidalinti. Piešiu dabar krabą tokį. Mes čia atvykom pailsėti. Čia iš pat pradžių buvo kaip mini gimtadienio noras airimų. Tai aš viskas radau, užbukinau, tai vat gavom tokią fainą vietą. Viską pradžio labai viskas faina. Galimai, aš manau, jeigu būtų labai karšta, tai ten viršuj labai karšta būtų miegot. Bet dėl to, kad biški palyjo ir biški vėjukų buvo ir panašiai, tai nebuvo taip karšta. Loftų vaibas, kad jeigu nori naktį tūliką, tu turi tikrai pagalvoti, ar tikrai tu nori to. Šiaip labai viskas fain, labai fainas dizainas tikrai, apie viską pagalvota. Grilius yra padarytas iš rato dalies, mašinos rato dalies. Tai biškai reikia suprast, kaip jis veikia prieš tai, kai kažką gamint. Ir lokacija faina, ir savininkas labai fainas. Irgi ten buvo, kad dingo elektra dėl labai prasto oro, bet jis viską greit sutvarkė ir viską parūpino. Ir mediena buvo, ir džakuzis jau paruoštas buvo, tai reikėjo tik jį pajungti. Ir namie labai tvarkinga viskas buvo, ir labai čia viskas gerai apgalvota yra, kad kiekvienas kampelis yra kažkaip pritaikytas ties kažkuo, kad tu viską gali kažkur panaudoti, ypač dabar net
stalas, ant kurio aš sėdžiu, galima suskleisti ir tada daugiau vietos bus. O kėdės, kur aš sėdžiu, tai irgi čia yra dalis laiptų. Ir jeigu tuos laiptus, nu, čia tiesiog apačia laiptų yra, kurie pritaikyti yra tam, kad padaryti sėdynės, nu, tokios kaip taburetės. Tikrai labai geras tas poilsis yra. Tik atvažiavę buvom ir aš jau sakiau, kad aš tikrai norėčiau čia grįžti. Čia, manau, galima net kažkaip susiorganizuoti ir su palapinėm, kad daugiau žmonių būtų. Nes čia yra grynai vidury miško, prie pat ežero. Čia šitas keliukas, kur yra aplinkui, tai čia nieks nevažinėja, čia spėjo važinėti tik tie žmonės, kurie čia gyvena arba nuomoja kažką. Tai belenkokia ramybė, labai daug viskiausių gyvūnėlių, paukštelių, antyčių, belenko. Ypač kai labai intens, pas man dabar yra laikotarpis ir su darbais, ir su viskom. Tai toks pabėgimas, tai tobulai tiko dabar. Ir pradedi mėgautis mažais dalykais, kur ten tiesiog paukštis čiulba, ir ten antytės atėjo, pamaitinom. Tai labai faina ir susiplanavom kažkokį plius minus tą mylų skaičių. Ir tiesiog nesiparint dėl kažko. Šiandien mes irgi planuojam kepti dešrelės. Skirtingų dešrelių pripirkom. Ir taip pat norėsim pamaudyti bulves į laužą įdėt. Užviniot taip su folija, kokio svestuko, taip. Tai tokie planai. Irgi jau pildu vandenį į džakuzį. Reikės to nueit pažiūrėti, kaip ten kas sekasi. Tikrai buvo verta primokėti, nes džakuzis yra už papildomą mokestį. Bet iš mano balso, man atrodo, galima suprasti, kad aš jau tokia nusiraminus esu. Nors daug visko vyksta gyvenime dabar. Ir aš tikiuosi, aš pradėsiu montuoti šitos vlogus greičiau, nes dabar šiuo metu, dabar yra Liepos vidurys, aš turiu nesumontavus vlogą iš gegužės, iš Londono ir Varšuvos. Ten 2 savaičių vlogą, tai ten 4 valandas medžiagos. Tada aš turiu vlogą vieną sumontuoti iš kur? Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos irgi buvom gal 1,5 savaitės. Ir irgi kitą savaitę, man atrodo, vėl į Klaipėdą važiuojam. Tai vėl reikės jaučiu kažkokį gal vlogą susukti. Aišku, galima, pagalvoti, čia kaip su draugė kokia šnekos. Galima kokį rudenį viską montuoti, kai jau nebus jokio veiksmo, bet aš žinau, kad tikrai bus visko. Ir kelionių, ir veiksmų, ir panašiai. Dar laukia Tailandas. Aš šitą viską filmuoju tam, kad galėčiau viską peržiūrėti po to ir įsiminti. Dar ir vizualiai, ne vien tik atmintim. Šiuo metu taip viskas atrodo. Bandom nepamest savęs, bandom mėgautis gyvenimu. Ir bandom kurt. Ir tęsim savo mini atostogėles. Šiandien kepsim dešrytės. Ir dar darysim bulves. Išploviau bulves. Mes šiaip vaikystėje darydavom, kad mes tiesiog tas bulves dėdavom į foliją ir į laužą. Bet tai Irmas pasakė, kad jie yra darę, kad per pusę perpjauni, ten sviestuko ir prieskonių biškį įdedi. Ir pabandysim tai padaryti. Kažką naujo. Išbandysim. Įdedam sviesto. Ir gal druskos kokias. Ir druskytės. Turim tokią bombą. Ir tokias 4 bombas turim gauti. O. Erkė. Keista, kad toks vaizdas nusipelnęs Venetika. Gerai, draugai, vakarienės laikas. Bus vištienos šašlykas. Viską dabar uždedam ir tada aš jums parodysiu, nes jūs nieko nematot. Grybukai, mėsytė.
viskas garuoja. Jo, tiesiog šitas rytas. Normalu? Nenormalu. Ačiū labai. Oh my god. Nežinau, kaip jūs ten rytas, bet mano tai toks. Akumas sėdo, duslintuvas nukrito, vidury trakų, labas rytas, skanios kavutės.